Kanovičiui suteiktas garbės piliečio vardas. Rail Skyway Systems Ltd. Naujos technologijos ar grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Šviesuvos mokslo kavinės atidarymas. Miškininkų profesinė šventė. Rudens šventė Štetel Jonava. 43-ame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdėje nuspręsta garbės piliečio vardą suteikti Grigorijui Kanovičiui. Grigorijus Kanovičius vienas žymiausių ir produktyviausių šiuolaikinių žydų rašytojų, Lietuvos nacionalinis ir Izraelio rašytojų sąjungos premijų laureatas. Jo kūryba išversta į 13 pasaulio kalbų, bendras jo knygų tiražas viršija 1 milijoną egzempliorių. Garbės piliečio vardas Grigorijui Kanovičiui suteiktas už išskirtinį indėlį į Jonavos rajono kultūros paveldo išsaugojimo bei Jonavos krašto garsinimą savo kūryboje. Iškilmingos garbės piliečio vardo suteikimo ceremonijos metu Grigorijui Kanovičiui bus įteiktas specialus garbės piliečio ženklas ir liudijimas. Šių metų Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus potvarkio atgaivintas gražiausios sodybos konkursas. 3 garbingos padėkos įteiktos gražiausių Jonavos rajono sodybų savininkams. 3 nominacija skirta Dumsių seniūnijos Algimanto Zakarausko sodybai. 2 nominacija gavo Romas Januškaitis už Užsalių seniūniją. Ir 1 garbinga nominacija skirta Andrėjui Štombergui už gražiausią Žeimių seniūnijos sodybą. Pastaruoju metu vyksta karštos diskusijos dėl bendrovės Rail Skyway Systems Ltd. Ketinimų Lietuvoje įkurti mokslinę laboratoriją ir bandomąją trasą styginio transporto technologijoms testuoti. Kompanijos atstovai ieško maždaug 10 hektarų žemės sklypo laboratorijos statybai. Styginio transporto sistemos projektas buvo pristatytas Lietuvos savivaldybėse. Žemės sklypą sutiko suteikti Šiaulių miesto savivaldybė. Rugsėjo 9 dieną tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės Rail Skyway Systems Ltd. Pasirašyta investicijų sutartis, pagal kurią minėtai bendroviai Šiaulių pramoninėme parke 99 metams išnuomotas 30 hektarų žemės sklypas. Sutarčiai užtikrinti investuotojas pervedė Šiaulių miesto savivaldybei 1 milijoną litų. Regis kančių keliai praeiti ir beliko tik fantastišką mokslininko Anatolijaus Janicko 37 metus kurtą projektą paversti realybę. Tačiau viskas netaip paprasta. Mat bendrovės Rail Skyway Systems Ltd. Generalinis direktorius Anatolijus Janickis yra rusas, o jo vadovaujama kompanija neaiškaus kapitalo. Susirūpinimą šalies vadovams sukėlė tai, kad styginio transporto testavimo laboratorija bus statoma netoli NATO karinio oro pajėgų dislokavimo vietos. Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius rekomendavo Šiaulių savivaldybei nutraukti sutartį su uždara akcinė bendrovė Rail Skyway Systems Ltd. Ketvirtadienį Šiaulių miesto taryba balsų dauguma nusprendė nutraukti pasirašytą investicijų sutartį. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojo Artūro Virbicko, bendrovė vykdo legalią veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Lietuvos valdžios pasipriešinimas ir nepagristas veiklos blokavimas yra nesuprantami dalykai. Mūsų įmonė yra įsikūrus nuo šių metų birželio mėnesio. Įsivaizduokite uždarą akcinę bendrovę, kurios įstatinis kapitalas šiai dienai 1 milijonas litų, kuri yra registruota Lietuvoje. Darbuotojai dirba visi lietuviai įmonė, išskyrus vieną savininką Baltarusį. Ir ta Lietuvos valdžios rusofobija, tai yra turbūt nesveikas dalykas. Kadangi rusas yra mokslininkas, jis atvažiavo kurti ir dirbti čia Lietuvoje. Mūsų nuo pat pirmų dienų tikrino įvairios tarnybos. Bankai tikrino sąskaitas, mokesčių inspekcija vietoje to, kad kaip ir kitos įmonės teikia savo ataskaitas kas ketvirtį, mums pareikalavimas buvo teikti ataskaitas kas savaitę. Visos sąskaitos yra tikrinamos, visi pinigai, kurie ateina pas mus, yra tikrinami, reikalaujami parodyti jų legalumą. Mes viską parodom pas mus, visi finansai gaunami yra legalūs. Taip pat įtariu, kad visos tarnybos, kurios tik įmanoma buvo mus tikrinti, visos tikrinam. Man keistas yra toks požiūris, per tą visą laikotarpį darbo nei viena instancija nesikreipė pas mus,
Nei vieni žmonės, nei transporto ministerija, nei kitų ministerijų žmonės nesikreipė, neprašė mūsų atvykti ir paaiškinti, ar tai yra tikrai tokios technologijos. Ką mes turim, ar tai tikrai vyksta mokslininkai, ar tai vyksta darbai, ar tai dirba mokslininkai. Tiesiog vienintelis sprendimas, kadangi įmonės savininkas yra baltarusis ir įmonė yra įsikūrusi Šiauliuose prie NATO bazės, grįžtas ne. O kodėl nepasakyti? Gal jums reikia kitoje vietoje žemės, mes jums surasim žemę kitoje vietoje. Gali būti ir kitom sąlygom, mesgi galime įvairiam sąlygom tartis ir įkurti kitoje vietoje. Gal gali pasakyti, gerai, jūs dirbkite, bet mes jūs kontroliuosime grįžtai, žiūrėsime, ką jūs ten darote, kontroliuosime jūsų dokumentaciją, finansus. Apie tai nei vienas valdžios atstovas nesikreipė, nei vienas valdžios atstovas nebuvo atvažiavęs ir pasakęs, ar kvietęs ir sakęs, parodykit, ką jūs darote. Mes patys skambinome į ministeriją, skambinome į kitur, kvietėm, mes atvažiuojam, norim mes parodyti. Prašau. Niekas į tai nekreipė jokio dėmesio. Buvo tai pakvietimas į Lietuvos bankas kvietė paaiškinti veiklą mūsų. Mes atvažiavome ir paaiškinome, Lietuvos bankas įdomiai pasakė mums, sako, mes nežinom, ką jūs užsiimat, bet tai užsiimti negalima. Kodėl negalima, jeigu tą, ką mes darom, neprieštarauja jokiem įstatymui, nei Lietuvos, nei Europos Sąjungos įstatymui. Mūsų yra kompanija visiškai atskira. Įkurta Lietuvoje, registruota Lietuvoje, yra visiškai atskira kompanija, kuri nei savo akcijų neparduoda, nes yra uždara akcinė bendrovė, nei pagal įstatymą negali pardavinėti akcijų, nei kitokia veikla neužsiima. Mūsų veikla yra pagrindinė, yra įkurti laboratoriją ir vystyti inovacijas, ta prasme, mokslinę veiklą. Testuoti mūsų produktą, jį sertifikuoti ir tik tada jau testavus ir sertifikavus mes galime tą produktą pardavinėti pasaulyje ir platinti pasaulyje. Per šitą laikotarpį mes tik spėjome įkurti mūsų ofisus, spėjome įkurti įmonę Baltarusijoje, kur dirba virš 50 žmonių inžinierių, bet jokios kitos veiklos nespėjome vykdyti. Aišku, be to, kad pasirašėme daug sutarčių su gamintojais, su tiekėjais, su mokslo žmonėm, o daugiau nieko nespėjome padaryti, kadangi iš karto buvo valstybės priimti tokie sprendimai ir mūsų veikla praktiškai yra blokuojama. Tai kokiagi vis dėlto investicijų sutarties nutraukimo priežastis? Grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, rusofobijos kurstymas, korupcija ar artėjanti priešrinkiminė kompanija? Galima skaityti taip, kad pagrindinė priežastis yra NATO bazės, kuris Šiauliuose. Bet iš kitos pusės prie NATO bazės įsikūrė ir daugiau įmonių, kurių direktoriai yra rusų piliečiai, netgi kapitalas yra rusiškas, bet į tai kažko tai nekreipia dėmesį. Čia pagrindinė priežastis vis dėlto slypi kitame. Viena iš priežasčių tai yra prasidėjusi rinkiminė kampanija, kuri didelį įtaką turi, reiškia, reikėjo kokio tai kaip tramplino, kaip arkliuko, reiškia, kad galėtų pasireikšti politikai. Antras dalykas, didelį įtaką turėjo susitikimas su transporto ministru, apie ką, man atrodo, mes kalbėsime truputį vėliau ir mes tą informaciją paskelbsime tikrai, nes taip elgtis neįmanoma, taip elgtis negalima. Čia jau gaunasi ne protas kažkoks, tai ne mąstymas kažkoks tai kitokis, bet čia grinai yra kokie tai išskaičiavimai, politiniai, komerciniai išskaičiavimai ir mums tai nesuprantami dalykai. Bendrovės atstovai nenusimena, ketina likti ir toliau dirbti Lietuvoje. Aišku, labai apmaudu, buvo atliktas daug darbo, įdėta daug darbo. 3 mėnesius dirbome su savivaldybė, su žmonėmis, kad gautų sklypą. Ir kai galvojame apie sklypą, tai bandėme ieškoti visoje Lietuvoje. Ta prasme, ir Jonavoje ieškojame sklypo, ir Alytui. Praktiškai su visais sustikome merais ir su visais bendravome. Taip gavosi, taip susiklostė aplinkybės, kad mums sklypas, Šiaulių sklypas tiko geriausiai. Ir mes net negalvojame apie tai, kad tenai šalia įkurta karinė bazė. Nenusiminame, viskas gerai, dirbsime toliau, ieškosime kitur sklypo ir vis tiek dirbsime Lietuvoje. Laimėjo ne sveikas protas, ne logiškas mąstymas, o rusofobija ir politika. Labai blogai, kada verslo klausimus, mokslo klausimus įtakoja politika. Mes pasirašėme per tą laikotarpį daug sutarčių įvairiausių dėl
įrangos gamybos su įmonėm, įmonės gamins specialią suvirinimo įrangą, robotus mūsų gamybai. Su kitais gamintojais suderinome klausimus, su betono specialistais, lies betoninius pagrindus, bendravome su institutais Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Mūsų palaiko visas mokslo pasaulis, mūsų technologijoms susipažinę ir mokslininkai, ir kiti pasaulio atstovai, ir mūsų palaiko. Taip pat dabar paskutiniu metu savo internete matau rėmėjai iš viso pasaulio, dabar jau per vieną dieną apie 25 000 rėmėjai jau atsiuntė savo žinutės, užuojautas, kad negavome sklypo. Bet sakau, mums tas neturi jokios reikšmės, tiesiog mes dabar rengdamiesi sklypą, kitoje vietoje stengsimės išvengti visokių karinių bazių, aerodromų ir kokių tai kitų strateginių vietų. Jau yra nemažai pasiūlymų, taip pat iš kitų savivaldybių yra pasiūlymai iš privačių asmenų ir visus pasiūlymus mes dabar apsvarstysime ir žiūrėsime. Aišku, man neturi reikšmės, ar tą sklypą imti laisvoje ekonominėje zonoje, nors dabar jau nežinau, kaip gali žmonės investuoti pinigus ir verslą plėtoti laisvoje ekonominėje zonoje. Tai tos laisvos ekonominės zonos tik atrodo, kad jos laisvos ekonominės zonos, o iš tikrųjų tai ten yra labai dideli suvaržymai ir dideli apribojimai. Kas liečia Šiaulius, tai noriu padėkoti Šiaulių administracijai, mero administracijos vadovui ir investicijų skyriui tikrai atliko didelį darbą, bet jiem kaip žmonės norėjo, kad mes ten įsikurtume ir matė perspektyvą mūsų įmonėje. Įsikūrus Šiaulius mūsų įmonė investuotų labai daug pinigų į pačią infrastruktūrą miesto, taip pat sukurtų daug darbo vietų. Mūsų paskaičiavimas tai pirmoji stadija apie 500 žmonių, antroji stadija, kada jau atidarytume surinkimo cechus, gali būti, kad ir 1000 ir 2000 darbo vietų atsidarytų naujų Šiauliuose. Dėl to aš galvoju, kad tokis sprendimas Šiauliam tai kainuos labai daug darbo vietų. Aišku, kiti miestai džiaugiasi. Bendrovė Rail Skyway Systems LTD įsikūrusi Vilniuje. Šiuo metu darbo Lietuvoje ieškomi specialistai, kūriamos naujos darbo vietos. Bendrovės generalinis direktorius Anatolijus Junickis, mokslininkas, akademikas, TSRS kosmonautikos federacijos narys. Daugiau nei 140 išradimų autorius, 18 monografijų ir daugiau nei 200 mokslinių darbų autorius. Su šeima jis gyvena ir dirba čia Lietuvoje. Jo duktė 12 metų Anastasija lanko Vilniaus mokyklą, o jaunesnioji Marijana vaikų darželį. Akademiko Anatolijaus Junickio tikslas – Lietuvoje įkurti mokslinę laboratoriją и плетоти mokslinę вейклу. Мы хотим здесь построить тестовые участки на грузовую транспортную систему Skyway, городской и высокоскоростную. Для этого нужен нам участок земли порядка 30 гектаров, с которого мы могли бы выйти 3 трассами. Грузовой протяженностью километр, городской протяженностью 3 километра и скоростной протяженностью 30 километров. Потому что на скорость 500 км в час и более короткая трасса не подходит. Не успеешь разогнаться, нужно тормозить. И в Литве есть возможности для приобретения таких участков земли. Это почти центр Европы. И отсюда уже можно, показав заказчикам, правительствам стран, возможности технологий, можно получить большое количество заказов, которые придут сюда, в Литву, где можно создать производство, поднять промышленность. Это новый вид транспорта, это новая промышленность, как, допустим, Форд, когда пришел в Детройт, чистое поле, и построил заводы, которые стали выпускать миллионы автомобилей в год. У нас такие же планы. С непониманием, что мы делаем, зачем мы пришли, в том числе со стороны правительства Литвы. Это главное. Может, наша вина, мы не смогли донести до них. Хотя мы открыты, приходите, узнавайте. Есть информация, что даже мной там спецслужбы интересуются Литвы, а не русский ли я шпион. Ко мне что-то никто не приходил с этим вопросом. Придите, спросите, я готов даже на полиграфе там ответить на вопросы. Да? Вопросы есть у Банка Литвы, но почему-то они не нам задаются, желтой прессе. Да? Поэтому трудности, я думаю, из-за непонимания нашей деятельности, наших целей, хотя я говорю об этом открыто, есть мой сайт даже,
сайт инженера Юницкого, где это все подробно описано. И мы пытались наладить контакты с правительством, с Министерством транспорта, но нас там не стали слушать и не восприняли серьезно. Spaudoje ir elektroninėje erdvėje gausu įvairiausių nuomonių ir straipsnių. Korespondentų aštrios plunksnos rašo apie Ruso Anatolijaus Junickio maunamas Šiauliams kvailių kepures, rusų stygas Mulkių kapėlai ir net Trojos arklys paminėtas. Galbūt tokiais išsireiškimais norima pritraukti didesnio skaitytojų dėmesio. Bet paklauskime savęs, kogi mums reikia rusofobijos, neapykantos politikos santykiuose su Rusija ir Baltarusija, plintančio skurdo ar tautų draugystės ir gerų santykių, ekonominio ir socialinio stabilumo, vystant technologinių inovacijų sistemą. Rugsėjo mėnesį duris atvėrė Šviesuvos mokslo kavinė Būk atviras, būk sveikas, būk ekologiškai mąstantis, būk laimingas. Projekte dalyvauja 5-12 klasių mokiniai, 6 komandos iš įvairių mokyklų. Kauno Vešvų mokykla, Kauno specialioji mokykla, Kauno Garliavos jaunučių pagrindinė mokykla, Rukų gimnazija ir Kauno Švento Apaštalo Kazimiero pagrindinė mokykla. Projekto strateginės kryptis Kauno mokinių sveikatinimas, nacionalinės mokslo programos, gerovės visuomenė pristatymas, pažintis su tyrėjais, kompetentingų motyvuotų jaunimo darbuotojų savanorių ugdymas. Projektą koordinuoja asociacija Šviesuva ir Kauno Vešvų vidurinės mokyklos direktorė Jolanta Gulbinienė. Kadangi 2014 metai yra paskelbti vaikų sveikatinimo metais, tai asociacija Šviesuva inicijuoja moksleiviams projektą, kurį mes pavadiname Šviesuvos mokslo kavinė, būk atviras, būk sveikas, būk ekologiškai mąstantis, būk laimingas. Nes iš tiesų sveikas žmogus tai yra laimingas žmogus. Taigi, mūsų tikslas, kadangi švietėjiška organizacija, mums pavyksta pritraukti garsių žmonių, profesorių, akademikų, docentų, mokslo daktarų, kurie iš tiesų geranoriškai dalyjasi savo mintimis, savo žiniomis, savo turtu, ką jie turi per daugelį metų įgyję, su moksleiviais. Ir labai dažnai apie sveikatinimą kalbėdamas mokytojas iš tiesų nepasiekia norimų rezultatų, o jo labiau tėtis ar mama. Taigi mes tikimės, kad šios asmenybės iš tiesų padės vaikams susimastyti ir kitaip pasižiūrėti ir galbūt netgi atsisakyti kai kurių žalingų įpročių. Ir mūsų šio projekto formatas tai ne tik tai suteikti vaikams žinių, bet kad jie galėtų debatuoti, diskutuoti, pasidalinti jau savo turimą patirtimi, kad jie gebėtų pristatyti ir savo mokyklą. Ir mūsų projekto baigiamasis akcentas tai būtų debatai pasirinktomis temomis. Temas mes iš tiesų šiandieną pateikėme 2. Moksleiviai dar gali temų pavadinimus tobulinti, siūlyti, kokią debatų temą pasirinkti. Tai būtų galimybė debatų metodą iš tiesų išmokti mokyklose. O aišku, debatų metodas tai iš tiesų ugdo mokinių atsakomybę, kad reikia labai atsakingai pasiruošti, reikia dar patiems pasigilinti į šitą temą ir padeda mokiniams labai sėkmingai komunikuoti ir ugdo turbūt ir pasitikėjimą jų savo žiniomis ir savimi ir tiesiog kelia savivertę. Ir tas mokyklų įtraukimas, aš manau, iš tiesų tai yra labai vertinga, nes vaikai gali pasidalinti savo patirtimi, o tuo pačiu iš tiesų pasisemti naujų idėjų, kaip galima būtų tobulinti veiklą savo mokyklose. Akademikas kardiochirurgas Jurgis Brėdikis moksleiviams skaitė paskaitą Sveikatos šaltinis, vienovė su gamta ir aukštas dvasingumo lygis. Akademikas Jurgis Brėdikis džiaugiasi, kad egzistuoja tokia Šviesuva ir kad galima savo mintis perduoti jaunimui. Džiaugiamės, kad egzistuoja Šviesuva ir tai yra daug žinių skleidžianti draugija. Bet šiandien salėje matom, yra daug jaunimo, moksleivių,
o šiaip mūsų daugiau vyresnio amžiaus žmonės. Todėl labai džiaugiamės, kad galim perduoti savo patirtį, savo mintis jaunimui ir tai, kas yra vadinama mokslo kavinė, aš manau, kad jiems daug duos ir ateities gyvenime. Ką jūs nuo savęs norėtumėte palinkėti jaunimui moksleiviams? Labai buvo malonu stebėti, kad jaunimas klausosi, domisi ir mes žadam ir ateityje jiems duoti tų žinių, kur pagal mokyklos programą gal negauna, bet tai reikalinga gyvenime. Ir man labai noris palinkėti, kad jie tikrai visada domėtųsi, visada siektų ir kaip mes ir linkime, kad būtų laimingi. Kauno miesto visuomenės sveikato biuro specialistas Tomas Vaičiulis papasakojo, ką mokykloje veikia sveikatos priežiūros specialistai, kokios jų pagrindinės funkcijos, problemos ir galimybės. Ką veikia? Organizuoja kažkokias veiklas, akcijas, užsiėmimus, skaito paskaitas, sėdi kabinete, kai reikia jos nėra. Tikrina maisto kabinetą. Čia svarbiausia. Kaip užauga čempionai, jie gimsta ar išugdomi, pasakojo šokėja, trenerė daktarė Jūratė Norvaišienė. Jaunieji čempionai pristatė pramoginių šokių programą. Visų projektų renginių metu mokiniams organizuojamas sveiko maisto pertraukos. Šis projektas tapo tradiciniu, jis vykdomas jau 4 metus. Projekto vadovė socialinių mokslo daktarė Valentina Šireikienė. Šis projektas yra jau tradicinis. Šviesuvos mokslo kavinė gimė prieš 4 metus ir joje dalyvauja labai didelis būrys, jeigu taip galime pasakyti, socialinių partnerių, kurie metai iš metų dalyvauja visuose projektuose. Tai Kauno kolegijos sveikatos fakultetas, tai yra dabar medicinos fakultetas ir reabilitacijos katedra. Jie dirba jau 4 metai ir šiemet jie taip pat pristatys, šiandieną kalbėjo programoje katedros vedėja, reabilitacijos katedros vedėja, ponia Milda Gintilienė. Ji pristatė savo studentų ir dėstytojų programą, kurie 6 dienas, projektas šis tęsi 6 dienas, kas antrą trečiadienį, pradedant rugsėjo mėnesių, baigiant gruodžio mėnesių. Labai turbūt reikėtų pažymėti tokį dalyką, kas netaip dažnai pasitaiko turbūt ir yra labai skatina ir miesto vadovai, ir švietimo skyrius, ir mokyklų vadovai palaiko, kad projekte dalyvauja neįgalūs ir sveikieji vaikai. Tokiu būdu neįgalieji yra šiek tiek integruojami į visuomenę. Aš, galima sakyti, kaip projekto organizatorė, dirbanti jau su 6 Apuolės projektų, Apuolės internato, galiu pastebėti, kad tai vaikai ypatingai talentingi, imlūs ir judėjimo negalia visiškai nesimato ir nesijaučia, matant jų intelektą, jų domėjimas. Bet štai ir šiandien jie vis tik tai atvažiavę nuo 10 dėmesingai sėdi ir
nežiūrint savo sunkios negalios, daugelis iš jų labai puikiai jaučiasi, labai domisi to, kas vyksta ir aktyviai dalyvauja projekto, klauso lektorių, uždavinėja klausimus. Kitaip tariant, šis projektas pasižymi to, kad jis yra labai gyvybingas. Jame dalyvauja tiek mokytojai, tiek socialiniai darbuotojai, mokyklų vadovai. Čia šiandieną dalyvauja 6 mokyklų komandos. Daugiausiai yra atvažiavę vaikučių iš Apuolės pensionato su judėjimo negalia. Jie yra net 22 vaikai, juos lydi 5 mokytojos ir socialinės pedagogės. Vaikučiai čia suvažiuos pas mus, dirbs nuo 10 iki 2. Jie bus maitinami, maitinimo programa, sveiko maistas, va šiandien irgi matėte, tai jau yra dalis projekto, kadangi visi vaikučiai mokyklos gavę užduotis turės kiekvieną savo dienos, tai, ką juos maitins visas dienas, jie turės paruošti menišką, kūrybišką, moksliškai pagrįstą to meniu analizę, kodėl tai yra sveika, pavyzdžiui, 5 grūdų košė, ar tai salotos kokios tai, kokie komponentai ir kodėl tai reikia tą sveiką gyvenseną. Ji yra ne tik labai šiai dienai yra madinga, jinai yra kartais netgi perdėta ir tuo, mokiniai pavargę nuo srauto informacijos, tame tarpe ir mokyklose, pavargę nuo informacijos apie sveiką gyvenseną, apie sveiką mitybą, jiem tai nėra jau įdomu ir šiuose mokslo kavinės projektuose šis formatas galbūt yra tuo patrauklus, jis turi visus komponentus kaip kavinės tikros. Tai yra, vaikai išvyksta iš savo aplinkos, jie vyksta kur tai kitur, jie susitinka štai čia. Jie turi tam tikrą mitybos elementas ir taip pat koncertinė programa. Turi galimybę diskutuoti, turi galimybę, referatais keistis. Ir čia šiame projekte pagrindinis galbūt tikslas, kurį mes keliame, ugdyti tokį jauną žmogų. Man čia aiškino mūsų profesoriai iš KTU, edukologai, kad turi nesvarbu verslumas, kad būtų verslus mokinys, svarbu, kad jis būtų veiklus. Jeigu jisai būtų veiklus, tai jam verslumas atsiranda nuo jo išugdytų tų tokių moralinių vertybių. Jeigu bus stiprus kaip asmenybė, jam bus lengviau orientuotis ir versle, ieškoti savo vietos gyvenime. 3 rugsėjo šeštadienį, kaip ir kasmet, visuomenė paminėjo Miškininko dieną. Profesinės šventės proga miškininkai susitinka pasimatyti su kolegomis, pasidžiaugti profesiniais pasiekimais ir žinoma priimti jiems skirtus sveikinimus. Svečius sutiko ir sveikinimo žodį tarė Jonavos miškų urėdas Rolandas Skuja. Kasmet 3 rugsėjo šeštadienį Lietuvoje yra švenčiama Miškininko diena. Aš manau, kad ši šventė tai nėra vien mūsų miškininkų, bet ir visų miško bičiulių šventė. Šis darbas tai ne vien profesija, bet pašaukimas ir gyvenimo būdas. Malonu matyti, kaip mūsų visų darbo ir pastangų dėka galim džiaugtis gamtos ir žmogaus rankų sukurtų grožio. Džiaugiuosi darniu kolektyvu. Džiaugiuosi šią šventę ir sveikinu visus su Miškininkų diena. Šventėje taip pat dalyvavo buvęs ilgametis Jonavos miškų urėdijos urėdas Vytautas Daukševičius. Gerbiami visi svečiai, kurie atvyko į šią šventę rudeninę. Taip jau gyvenimas susiklostė, kad 45 metus mes dirbome kartu. Jau 2 metai, kai išėjau į užtarnautą poilsį ir atvažiuoju pasižiūrėti, pakalbėti su kolektyvu jau kaip svečias. Žinoma, labai malonu, kad miškininkai dirbdami miškų naudai dirbtų, tęstų tą darbą ir puoselėtų tuos darbus, kuriuos pradėjo jų pirmtakai. Kadangi miškas auga 100 metų, reikia, kad miške būtų ūkininkaujama viso to ciklo laikotarpio, reiškia 100 metų. Taigi per tą darbą persiverčia galbūt net ir 4 miškininkų kartos. Todėl ypatingai svarbu, kad pradėtą vienų darbą tęstų kiti. Labai malonu, kad toks gražus kolektyvas
kuriam man teko vadovauti 23 metus, šiandien yra darnus, susiklausęs ir sutiko tokią gražią šventę su gerais rodikliais. Pirmasis Jonavos miškų ūkio direktorius Julius Danusevičius džiaugiasi matydamas tokį gražų miškininkų kolektyvą. Visada malonu atvykti į buvusią darbovietę, viskas keičiasi, bet dvasia lieka ta pati. Graži diena, gražus kolektyvas, atjaunėjęs, sveikinu visus iš širdies ir linkiu aš jums didžiausių pasisekimo, puoselėjant, gražinant Jonavos kraštą ir ypač Jonavos miškus. Čia daug jau metų atgal pradėjau ir kažkaip prie šito krašto tiek turiu prisirišimo, kad miela važiuoti ir kai žmona sako, kaip atvažiuojam į Jonavą ir veidas linksmesnis pasidaro. Ypač pamatyti savo kolegą, su kuriais dirbam, ir veteranus, ir jaunimą, kuriuos pažįstu ir tenka lankytis, matyti, kaip jūs gražiai dirbat ir tvarkot miškus. Vakar visą dieną praleidau, Kėdainių krašto miškuose. Šiandien čia gabaliuką irgi matėm, kad ir jūsų miškai taip pat gražiai tvarkomi, yra gražių pasiekimų ir užmojų ateityje jūsų sukurti dar gražesnę aplinką, gražesnius miškus, produktyvesnius, duoti kraštui naudos. Sveikinimo žodžius tarė ir padėkos raštus nuo Jonavos rajono savivaldybės įteikė administracijos direktorius Jonas Klemensas Sungaila. Noriu jūs pasveikinti su šią šventę, palinkėti jums ir jūsų šeimoms stiprybės, taip pat perduoti linkėjimus nuo mero Mindaugo Sinkevičiaus, kuris negalėjo atvykti komandiruotėje, ir geros jums šventės. Padėka už nuoširdų darbą saugant ir puoselėjant Jonavos miškus įteikta Jonavos miškų urėdijos girininko pavaduotojui Arūnui Jakubauskui. Už ilgametį ir nuoširdų darbą padėkos įteiktos Pageležio girininkijos girininkui Albinui Urbonui, mechanikui Vytautui Valaikai, vyrbuhalteriai Aušrai Felicijai Mecelieniai. Miškininkų dienos proga už ilgametį ir nuoširdų darbą rūpestį puoselėjant ir tausojant žaliąją Lietuvos turtą, už indėlį Jonavos miškų ūkį padėkas miškininkams įteikė urėdas Rolandas Tuja. Arūnui Jakubauskui miškininko dienos proga už ilgametį ir nuoširdų darbą saugojant ir puoselėjant miškus, auklėjant jaunimą. Padėka Tomui Daraškai, miškininko dienos proga už nuoširdų darbą, rūpestį saugant ir puoselėjant Jonavos miškus. Dar kartą visus sveikinu su švente. Buvęs Jonavos miškų urėdas Vytautas Dakševičius prieš kelerius metus sumanė ir įrengė tikrai puikią rekreacinę zoną Jonavos Medelyno teritorijoje. Patvenkus upelį suformavus dirbtinės kalvas, šlaitus, gimė nuošaly poilsiavietė, kurioje ir vyksta kasmetinės miškininkų šventės. Miškininkų profesinė tradicija tapo visas šventes pažymėti medžių sodinimo, kad liktų prisiminimas ateinančioms kartoms. Tiek pat jai laiko, kiek ir miškininkystė, sakysim, kiek ir lietuviškai miškininkystė. Tai galbūt čia toks profesinis jau polinkis ir potraukis, tai kad mes visas tokias, sakysim, ar šventinės, ar žymesnės datas pažymėm, tai sakysim, medžio pasodinimu, kad sakysim, medis
kaip ilgamžis augalas, kad sakysim, pažymėtų ir duotų sakysim, prisiminimą ir ateinančiom kartom. Šiaip stengiamės kiekvienais metais daryti profesinę šventę, tai irgi yra toks tai nėra galbūt, sakysim, metų aptarimas, bet toks bendras pasibuvimas, tai žmonėms duoda tokį, sakykim, kolektyvą ir bendrumo jausmą. Už tai, kad reikia to, o ne visą laiką gaunasi, ne visą laiką būna tokios, gal sakysim, tokios labiau išplėstos, nes, pavyzdžiui, šiemet irgi kvietėmės veteranus, tos, kurie dirbo šičia, kurie tikrai paliko nemažą pėdsaką šitoj urėdijoj. Jiem įdomu, tai, sakysim, ką paliko, ką mes darom, sakysim, ar teisingai tęsiam jų pradėtus darbus, ką naujo, pavyzdžiui, įdiegiam. Tai toks kitą, kad galbūt ir patiems pasirodyti kažką, kad dirbam, stengiamės ir jų kažkada pakeltą už tai kartelę stengiamės nenuleisti. Šioje poilsiavietėje medelius sodina ne tik miškininkai, jau daugiau nei 10 metų čia atvyksta įvairūs kolektyvai, organizacijos, taip pat moksleiviai. Šitoj, žinokit, aš jums dabar tiksliai net ir nepasakysiu. Žinokit, koks tikrai bus virš 10 metų čia minim, nes irgi čia suformavom tokią rekreacinę zoną, tai matot, kaip aplinkui čia vis įvairiausiom progom prisodintų medelių yra, čia ir mūsų kolektyvo, ir atvykusių kolektyvų, čia yra pavaikščius ir rastume draugystės ir bendradarbiavimą tokių, ir Lenkų miškininkų pasodinti medeliai yra ir mokinių pasodinti. Čia, jeigu matėt, ir lopšelis darželis, nežinau, tokį kaip išleistuvų medelį pasisodino. Aš manyčiau, visiems įdomu ir tiem patiem mokinukam ar vaikam irgi pasisodinti savo medį, žinoti, kuris yra ir atėjus po daugelį metų, aš manau, kiekvienam paglausti širdį, kad, sakau, tai medis mano sodintas. Praėjusį savaitgalį Jonavoje vyko Europos paveldo dienoms skirta rudens šventė Štetel Jonava. Visi buvo kviečiami paragauti ir pajusti 20-ojo amžiaus pradžios skonį to laikmečio stiliumi atgaivintoje turgaus aikštėje, melodingais romansais viliojančiame inteligentijos salone bei triukšmingame žydų kvartale. Jonavos Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčios aikštė virto turgumi, kuriame buvo gausu įvairiausių rudens gėrybių atvežtų iš seniūnijų. Bulvės, česnakai, morkos, ko tik širdys geidė. Jonaviečiai ir svečiai čia galėjo ir apsipirkti, ir batus susitaisyti, ir pasilinksminti. Visus linksmino kapelos, cirko artistai, vyko loterijos, aukcionai, varžytuvės.